Jeigu tu šiandieną jautiesi nusivylęs, neviltyje, jeigu tau kažkas tai atitiko gyvenime, kas sugriovė kažką tai ypatingo tavo gyvenime, arba netgi atrodo, kad sugriovė tavo gyvenime, sugriovė tavo likimą, aš noriu paraginti šiandieną. Aš kol ruošiausi, po to, kai išėjau iš dušo ir aš atkreipiu dėmesį, kad mano rankoje buvo tos pačios šukos, kuriomis kažkas tai mane šukavo dar reanimacijos skyriuje, į kurį aš patekus į tragišką autoavariją prieš 25 metus Vilniuje. Tuo metu aš netekau abiejų savo kojų, kairė ranka liko paralyžiuota ir buvau taip sužalota, kad aš negalėjau nei judėti, nei kalbėti, net kvėpuoti pati negalėjau. Ir mama sakė, kad mano plaukai buvo visi sumaišyti krauju ir kažkas tai reanimacijos skyriuje bandė mane šukuoti. Ir iki šiol prisimenu tą nežmonišką skausmą, bet nieko negalėjau padaryti, nei net pasakyti negalėjau, kad skauda. Ir tuo metu tas įvykis padalino mano gyvenimą į prieš ir po. Ir atrodė, kad vilties nebėra, ateities nebėra, kad viskas, gyvenimas yra sugriautas. Bet šiandieną aš matau, kad tai buvo ne pabaiga mano gyvenimo, tai buvo tik naujo kelio pradžia. Ir noriu tave paraginti, kad tai, kas atsitiko tavo gyvenime, tai nėra pabaiga. Ir tai neturi tęstis. Tai nėra galas, tai nėra pabaiga, kaip ir minėjau. Tai galbūt yra tik tai gyvenimo naujo etapo pradžia. Mūsų likimas priklauso nuo Dievo valios ir nuo to, ką mes darysime su viskuo, kas atsitinka mūsų gyvenime. Aš nutariau nepasiduoti, bet kovoti iš savo gyvenimą ir su Dievo pagalba sugebėjau jį atstatyti ir sukurti dar net gražesnį ir pilnatviškesnį gyvenimą, negu turėjau tada prieš autoavariją. Tad noriu paraginti, nenusimink, kovok ir tikėk, kad su Dievo pagalba viskas yra įmanoma. Iki.